Saudo Arabijai pagaliau pavyko apeiti Irano blokuotą Ormūzo sąsiaurį. Ir saudai rekordiškai greitai bando atkurti ikikarinį naftos tiekimo rinkai lygį. Svarbus Saudo Arabijos rytų vakarų naftotiekis, leidžiantis apeiti Ormūzo sąsiaurį, šiuo metu perpumpuoja 7 milijonus barelių naftos kasdien. Tai yra maksimalus leistinas šio naftotiekio pajėgumas. Tačiau Saudo Arabija turi dar vieną naftos eksporto maršrutą. Tuo pačiu metu Financial Times rašo, kad būtent Irano agresija suartino Persijos įlankos šalis ir po karo mes galime visai nepažinti šio regiono. Na ir galiausiai monarchijos pradėjo veikti. Na pavyzdžiui, Irano žiniasklaida išvakarėse kažkodėl pasiskundė, kad Jungtiniai Arabų Emiratai, įsivaizduokite, užšaldė Irano turtą, kurio vertė apie 530 milijardų dolerių. Ir visiškai panaikino leidimus gyventi visiems piliečiams. Irano piliečiams, įskaitant vadinamasias auksines vizas. Iraniečiai kažkodėl stebisi, o už ką? Kodėl atimate iš mūsų leidimus gyventi ir užšaldote mūsų turtą? Mano vardas Aleksėjus Pečijus, pakalbėkime apie šią temą kartu. Bet prieš pradedami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti patinka ir parašyti bet kokį komentarą po šiuo įrašu. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą ir manote, kad čia pateikiama informacija yra svarbi, tai galite padaryti bet kokia auka, mokama prenumerata arba tapdami rėmėjų. Visos nuorodos ir rekvizitai yra šio vaizdo įrašo aprašyme arba prisektame komentare po šią laidą. Be to, prenumeruokite mano Peči News Telegram kanalą, nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi Saudo Arabija rado išeitį ir apeidama Irano blokadą, Ormūzo sąsiauryje išleidžia į rinką didelį kiekį naftos. Nafta ir dujos yra itin svarbus Saudo Arabijai. Naftotiekis, jungiantis rytus ir vakarus ir apeinantis Ormūzo sąsiaurį, šiandien pradėjo veikti visų pajėgumu, perpumpuodamas 7 milijonus barelių naftos per parą. Štai ką apie tai rašo Bloomberg. Šis techninis proveržis yra daugelio metų Saudo Arabijos karalystės veiksmų plano, skirto užtikrinti nenutrūkstamą naftos tiekimą po pagrindinio eksporto maršruto faktiško uždarimo kulminacija. Tanklaivio flotilės buvo nukreiptos į Janbu uostą prie Raudonosios jūros, kad surinktų naftą, taip užtikrinant svarbią tiekimo liniją pasauliniai rinkai. Žinoma, kad naftos eksportas per Janbu šiuo metu siekia apie 5 milijonus barelių per parą, o karalystė taip pat eksportuoja nuo 700 iki 900 tūkstančių barelių per dieną naftos produktų. Iš 7 milijonų barelių per dieną, kurie eina per Saudo Arabiją, pastaruoju metu tiek Krymas, tiek Europa gauna naftą mainais. Pastaruoju metu milijonai barelių per dieną eina mainais. Arabija, Europa, Saudo Arabija, Krymas. Milijonai barelių mainais. Arabijoje pastaruoju metu Krymas ir Europa gauna naftą mainais. Saudo Arabija, Krymas, Europa. 7 milijonai barelių per dieną Saudo Arabijoje pastaruoju metu abiejose šalyse mainais. Per Saudo Arabiją eina nafta. Milijonai barelių abiem Krymo šalims mainais. Iš barelių, kurie eina per Saudo Arabiją, pastaruoju metu nafta Europai patenka mainais. Perdirbama į kurą Ukrainai. Taigi mes pirmieji suspėjome užsitikrinti nenutrūkstamą dizelino tiekimą iš karalystės, kol Vengrija ir Slovakija, kaip žinote, blokuoja tiekimą per savo teritoriją. Nors verta pažymėti, kad maršrutas per Janbu tik iš dalies kompensuoja sumažėjusius tiekimus dėl uždaryto Hormūzo sąsiaurio, per kurį iki karo kasdien buvo gabenama apie 15 milijonų barelių naftos. Tačiau šis aplinkelis yra viena iš priežasčių, kodėl naftos kainos vis dėlto nepasiekia krizinių aukštumų, stebėtų ankstesnių pasiūlos šokų metu. Po to, kai Jemeno husitai paskelbė apie savo įsitraukimą į karą, naftos rinkos baimės bus susijusios su tuo, kad Raudonoji jūra gali tapti naujų konflikto frontu. Nors husitai anksčiau nedavė jokių užuominų, kad atakuos tanklaivius plaukančius per Raudonąją jūrą ir Bab el-Mandebo sąsiaurį, jie vis dėlto grasino. Rajone bespilotnikami ir raketami. Saudo Arabija, istoriškai atliekanti didžiausią pasaulyje naftos tiekėjo vaidmenį ir turinti patikimo partnerio reputaciją, dešimtmečius ruošiasi blogiausiam scenarijui – Ormūzo sąsiaurio uždarimui. Ir kaip paaiškėjo, Saudo Arabija pradėjo vykdyti savo veiksmų ekstremaliose situacijose planą. Praėjus kelioms valandoms po pirmųjų JAV ir Izraelio smūgių Iranui, Saudo Arabija pradėjo didinti tiekimą iš rytų į vakarus ir nuo tada jį nuolat didina.
Šis vamzdinas einantis per visą Arabijos pusiasalį nuo didžiulių naftos telkinių rytinėje Saudo Arabijos dalyje iki pramoninio uostamiesčio Janbu yra ilgesnis nei 1200 km. Beje, jis yra, galima sakyti, ankstesnio konflikto šalutinis produktas. Tai Irano ir Irako karas. 1980-aisiais, kurio metu vyko incidentai ir išpoliai prieš laivus Ormūzo sąsiauryje. Ir tada Saudo Arabija suprato, kad, žiūrėkite, geriau turėti alternatyvą ir nepriklausyti tik nuo Ormūzo sąsiaurio. Na ir jie tiesiog pasistatė naftotiekį per visą šalį. Tačiau vis tiek yra nuogastavimų, kad Jemeno husitai gali užpulti Janbu uostą arba užblokuoti Bab el-Mandebo sąsiaurį. Ir tada atrodo, kad Saudo Arabija bus priversta vėl mažinti naftos eksportą, nes ir Raudonojoje jūroje taps nesaugu. Tačiau tai nėra tiesa, nes kaip aiškėjo, Saudo Arabija yra pasiruošusi ir tokiam scenarijui. Jei eksportas iš Janbu bus sutrikdytas, Saudo Arabija gali nukreipti naftos tiekimą per Egipto Sumedo naftotiekį iš Raudonosios jūros į Viduržemio jūrą. Apskritai, Saudo Arabija jau seniai suprato, kas yra jų kaimynai ir buvo pasiruošę tokiam scenarijui. Ir šią temą leidinys Financial Times rašo, kad pastarąjį mėnesį Persijos įlankos šalių lyderiai buvo šokiruoti Irano atakų mastu ir įžūlumu prieš tokius tarpininkus kaip Kataras ir Omanas, jo smūgiais Dubajaus finansų centrui ir pasirengimu sužlugdyti artėjimo su Saudo Arabija procesą. Ir tai suvienijo Persijos įlankos monarchijas. Tačiau įlankos šalis taip pat yra nusivylusios JAV ir jų veiksmais. Persijos įlankos šalių vyriausybės, žinoma, gali nesutikti dėl to, ar JAV turėtų greitai nutraukti karą, ar tęsti jį tol, kol Iranas nebekels grėsmės. Tačiau visi jie tikėtina po karo dar labiau sustiprins savo gynybą. Tai jau akivaizdu. Taip yra todėl, kad ryškėja skausminga strateginė realybė. Kad ir kokie pikti ar nusivylę jie būtų, jų saugumas vis dar priklauso nuo partnerių, kuriems jie jaučia tam tikrą antipatiją. Teherano sėkmė smūgiuojant taikinius Persijos įlankoje gali tapti lemtinga. Tai būtų katalizatorius daugumai šių šalių gilinti savo saugumo ryšius tarpusavyje, su JAV ir net diskretiškai su Izraeliu. Akivaizdu, kad tos pačios Saudo Arabijos ir Emiratų monarchijos puikiai supranta, kad Izraelis tampa naujų saugumo centru. Todėl su juo teks sudaryti tam tikrą susitarimą. Ekspertai įsitikinę, kad po šio karo Persijos įlankos šalys norės gaminti ginklus pas save ir čia padės JAV bei Izraelio technologijos. OS gali būti svarbus partneris, tačiau vidiniai nesutarimai visada ribos jo vaidmenį. Pakistanas gali būti alternatyvus ginklų tiekėjas, tačiau tai kelia suderinamumo problemų ir reiškia didesnę priklausomybę nuo Kinijos. Ukraina beje ir toliau gali padėti Persijos įlankos šalims kovojant su bepiločiais orlaiviais. Ir čia mes laiku įsitraukėme į šį bendradarbiavimą. Dabartinė realybė turėtų paskatinti Persijos įlankos šalis po karo pabaigos peržiūrėti savo požiūrį ir sukurti galingesnę integruotą regioninę gynybos sistemą, kuri remtųsi tarpusavyje susietais jutikliais, perėmimo sistemomis ir koordinuotų planavimu. Ir čia Ukraina turėtų kuo aktyviau diegti savo gynybos metodus ir įtikinti Persijos įlankos monarchijas, kad šioje situacijoje su rusais joms apskritai nereikėtų turėti visiškai jokių reikalų. Be to, šis karas dar labiau sustiprina dar vieną nemalonę tiesą Persijos įlankos šalių lyderiams. Kai raketos ir dronai smogia jų teritorijai, Kinijos niekur nesimato. Todėl verta susimastyti, ar verta toliau gilinti ryšius su jais. Tai kam gilinti ryšius su Rusija ir Kinija esamoje situacijoje? Ar kas nors mato, kad šios dvi šalis bent kažkaip padeda Persijos įlankos šalims? Ne. Čia paliksiu daugtaškį. Jūsų nuomonė. Savo išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Prenumeruokite mano Telegram kanalą Pečiai News. Nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti skirdami auką arba pasirinkdami mokamą prenumeratą per vaizdo įrašo aprašyme esančias nuorodas bei rekvizitus, arba nuskenavę ekrane rodomą QR kodą. Tiek šį kartą. Saugokite save. Visiems iki.